Dėkui, ponas pirmininkė. Šiuo sudėtingu laiku yra labai svarbu ekonomikoje surasti galimus augimo šaltinius. Ir mūsų Europos finansų rinkos plėtra kaip tik ir toks yra galimo Europos ekonomikos augimo šaltinis. Šiuo atveju mes kalbame apie mokėjimų rinką ir labai tenka apgalėstauti, kad mūsų priimti sprendimai pakankamai lėtai įgyvendinami. Pagrindinė priežastis paprastai nurodoma bankų techninės galimybės, nes tai daugiausia techniniai sprendimai. Tačiau aš norėčiau pasakyti, kad techninis atnaujinimas bankų yra kaip tik bankinio sektoriaus pačių bankų interesas. Ir tokiu būdu jie gali modernizuoti savo rinką, savo atsiskaitimus su klientais ir uždirbti daugiau pinigų. Todėl būtų labai svarbu, kad šalės narės ryžtingiau įgyvendintų vieningos mokėjimų arėjos srities įgyvendinimo planą. Dėkui.